Volvo XC90, šita yra 2020 metų, 4 varomų ratų sistema, su gražia tokia pilka spalva. Pažeidimai yra, praeisim parodysiu. Turi ir lempokštą skeldį, bet jinai nedužus, jeigu matosi. Jin suskeldėsi, kaip biškį nuo smūgio būtų, bet ne kiaura. Yra bamperis, parsiduoda draudimo. Spalio 13 bus aukcionas, 45 beveik 1000 mylių. Tokie ratukai pajuodinti gražus. Čia yra Momentum komplektacija. Dabartinis statymas už ją yra $8100. O pagrindinis mušimas jos yra iš šono, kaip matot. Tai keleivio durys, keleivio vairuotojo durys ir šoninės durys yra pažeistos. Slenkstis atrodo yra viskas gerai, nesimato bent jau. Iš tikrųjų nepasakysi, kad kažkas blogai su slenkščiu, tik yra tos abi dvi durys. Čia pabraižymas ant bamperio, turi parktronikus. Yra akumuliatorius nusėdęs, tai net užvesti negaliu, šiaip rašo, kad kūrėsi ir važiuoja. Čia pabraižymas, galinė lempa išdaužta yra. Tai 6-4 varomi, kaip minėjau. Pasižiūrim į saloną. Salonas yra juodas, su gražia apdaila. Matot, yra šoninė stogo pagalvė iššokusi, bet vairo, kelienų ir panelės yra sveikos. Juodos lubos, didelė panorama, žieminių kilimėlių komplektas, geros sėdynės, galinė klima. Šitas šonas, kaip ir sveikas, jo čia nusivalo. Truputėlį čia dar yra pabraižyta į šoną. Ir čia. Harman gera, Harman Kardon aparatūra. Sėdynės geros kokybės ir būklės. Šoninė dar sėdynė, pagalvė sėdynės yra iššokusi. Stiklas trūkęs, jeigu matosi. Dabartinis statymas, kaip minėjau, 8100.